Sveiki visi, su jumis vėl Rukazas ir šiandien darysim video apie parkour mapą. Taip. Ir pradedam. Ja. Ten numesiu prisintimo linką į descriptioną. Ir ja. Iš kur aš gavau idėją kurti šitą mapą, tai iš draugo, tas pats kuri video, mes jo YouTube channel linką nepradėjo erzint, nors parkourą žaidžiu žiauriai ilgai, ne žiauriai ilgai, o daug esu žaidęs parkour mapų, ja, parkour le parkour. Taip. Sukūriau savo skiną. Tai kuriu gal valandas pusę, nes reikėjo tiesiog maišyti spalvas ir taip toliau. Jei norit skino, tai rašykite Skype, vakelis.c. Dar numesiu descriptioną. Žaidžiu su specialiu teksturpeku. Tiksliau ne specialiu, o specialiu šitam mapui teksturpeku. Atsimenu šitoj vietoj, kuris creeperiai. Ja. Jie geltoni. Šiaip geltonas spalva tai turėtų būti energija ar kažkas tai tokio, bet man tai panašu tiesiog į geltonus tačius gaidžius. O, žiūrėkit, aš šokau ir jau maniau, kad nukritau. Wow, užlagino. Parkour. Kažkodėl tai labai lengva. Žinau, kad ten vėliau bus sunkiau, bet dabar kol kas labai lengva. Stengiu šitą mapą perėti kuo greičiau, nes jis nėra sunkus. Šitą mapą persisintimą irgi numesiu descriptioną. Ką man čia parkūrint per tos medžius, jeigu tiesiog galima apeiti? Sniegas tačiau atvaizduoja debesis. Ir ja. Kas aš per vienas? Kažkoks tai vaikas, kuris čia kūrė video. Jo, man yra 12 metų. Esu Rokas. Gyvenu Lietuvoje. Sostiniai. Nemėgstu eiti lauką, labiau mėgstu sėdėti prie kompiuterio. Jo. Šiaip neturiu, kad daug ką aš pasakyti. Tiesiog dabar parkūrinu. Jump. Aš manau, šitas mapas būtų žymiai geriau, jeigu būtų statytas ant Flatlando. Čia jau praleidau 1000 čestų. Jo. Nesmė. Svarbu gerai pažaisti. Svarbu, kad jums būtų įdomu. Jo. Opa. Opa. O, čia reikia leistis, kaip supratau. Čia često nebuvo. Ir op. Kodėl lagino, kai aš... Gerai. Tarkim, biškis sučytinsiu, nes aš ten mačiau čestą.
Aš manau, kad čia nuo Fraps. Galite jūs man pasakyti, kas geriau yra filmuoti su Bandicam, ar kaip jis vadinasi, ar su Frapsais. Aš tai manau, kad su Bandicam, nes tikrai neužima tiek daug. Kad tu čia darai agurkas. Darom peaceful, nes atrodo, kad pačiai pradžiai buvo parašyta, jog ten žais ten peaceful. Ai, pamiršau perskaityti taisyklės. Nesvarbu, nes esu jau žaidęs šitą mapą. Tikrai perėjau, tikrai lengvas. Ir čia labai sunku. Tik dažniausiai pamiršti pašokti ar kažkas lietuvo tokio. Wow. Ir šokam. Jo, biškai techninį neskaldumą jis ką parašė. Dabar mokusi pats sukurti serverį. Labai užknisa yra vienas dalykas, kad arba čia dėl kompiuterio problemos, arba čia kažkas kito, jeigu aš bandau daryti 10 minučių video, tai kai jį padarau, tai man jisai keliasi valandas su pus. Arba čia, manau, kad čia kompiuterio problema. Arba čia taip turi būti. Šiaip labai jau neturiu čia kalbėti apie viską. Šitame čia man atrodo keistai. Šitas teksto pakas labai lievas. Vien dėl to, kad jis per jį viskas kaip ir defaultą, tik kad kai kurie blokai skiriasi. Tenais. Kodėl čia džiunglių medis? Čia kaip supratau, lava pavadinimo. Čia tylėsias žiauriai, tiksliau netylėsias, o girdėsias. Žiauriai tyliai, nes mikrofoną toli nuo savęs laikau ir šiaip tai nelabai dabar galiu daryti video, nes dabar labai vėlu. Žodžiu, čia visą laiką, kai aš visą laiką neužšoku, aš manau, kad čia tiesiog neįmanoma užšokti. Gerai, ten tai jau tikrai įmanoma. Taip. Jo. Rainbows everywhere. Aš rašau Skype'ą. Jo. Palaukit. Nekreipkit dėmesį, dabar tikriausiai atsiprašau. Sveikus. Labas. Šiaip tai aš dabar turiu video, kurių tai dabar nelabai galiu kalbėti. Vėliau biškai. Okay, davai. Ja. Taip neturėjo būti, aišku, dabar. Rokai, ką čia feilini? Ką eik, tu feilas, tu čia negali normaliai sukurti video, bet draugų jo, ten labai skubu buvo. Bet tarkim dabar negalima. Jo, gerai, aš tai grįšiu.
jumti ir va taip va. Nujumpint. Man patinka mapą ten, kur iškart matos, kur eiti. Jo. O šitoje vietoje žiūri, sprendžiu, ką čia reikia daryti, ar sprendžiu. Aš skrisiu ant to bloko, kur baigiau, nes erzino šiek tiek iš naujo viską daryti. Up and down. Jo. Šokinėjom per smailus. Tikrai labai logiška. Jiem turėtų skaudėti, bet jie nieko nesako. Žodžiu, be garsų, nes ausinės sugedo. Jo, nulūžo tiesiog galus tausim. Jo, parkūras labai lengvas. Ai, parašykit komentaruose, kiek kartų nukritau per šitą video. Nesiskaito ten, kur sučytino, ar kažkas tokio. Prasme, kur nepriliečiau žemę, arba jos, arba vandenį, tarkim. Nu, kai nukrintu, o ne kai paprastas parkūras. Nemanau, kad tai turėjo būti, nesvarbu. Svarbu gerai pažaist. Svarbu dainuot namo. Kai lygtais ten reikia šokt. Draugas tiesiog nerimsta, kada galėsim pašnekėti, nes prižiūriu serverį, tai labai svarbu. Aš taip manau, kai prižiūriu serverį. Tiesiog visi labai svarbus dalykai ateina į Skype arba per pokalbius. Serverį kaip pristačiau, tai kad buvo vaipas, dar kelių video, kaip mes nebuvom vaipę, o tiksliau dalyvavom, naikinom viską prieš vaipą, tiesiog prispaninom pilną gastų, vederių, ar kaip jie ten vadinas, ir jo. Na gerai, tai baigsim pirmąjį mūsų parkour epizodą, su jumis buvo aš, Rokazas, ir viso gero.